Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis. Mano vardas yra Inga ir noriu pabandyti nufilmuoti šiek tiek kitokio formato video. Ne tik kaip mėnesio ataskaita, bet ir pabandyti pafilmuoti mėnesio eigoje ir pasižiūrėti, kaipgi viskas gausis. Kaip dažnai išeis video, nežinau. Gal bus vienas video su apibendrinimu gale, gal padarysiu porą video, bus matyt. Tai iš karto noriu ir parodyti, kuo planuoju užsiimti artimiausiam dienom. Matote dabar Dimensions rinkinį Balloon Glow. Jame turiu išsiuvinėti dar 1900 kryželių, kadangi reikia atsiskaityti kryžiukų namuose projekte kryželis po kryželio. Trūksta dar beveik 2000. Siuvinėsiu pusinukais dangų. Tai nežinau. Pasiemu vieną spalvą ir kur pasiekiu, kad labai smarkiai skaičiuoti nereiktų, ten ir išsiuvinėju. Tai va, tai tiek apie šitą darbą. Eisiu siuvinėt. Manau, po kelių dienų pabandysiu vėl pafilmuoti, pažiūrėsim, ką pavyko padaryti. Ir bus aišku, pavyko suspėti atsiskaityti ar ne. Ir kitas darbas, kurį norėčiau jums parodyti ir kurį norėčiau pradėti. Gal net ir šiandien. Tai yra mano seniai svajotas, lauktas, įsigytas Dimensions rinkinys Dollhouse Tea Party. Tai štai toks viršelis šito rinkinio. Pirkau aš jį iš vienos amerikietės iš rankų. Rinkinys buvo atidarytas, bet rinkinyje viskas yra, ko reikia. Šitam rinkinyje audinys yra įdėtas evas, kas yra pakankamai retas dalykas Dimensions rinkiniuose. Tai rinkinys yra 95 metų gamybos, amerikietiško rinkimo. Štai tokiam maišeliais man atėjo. Tai parodysiu, koks audinukas. Štai toks audinukas. Audinuką jau apsinėčiau. O dabar tik galėčiau imti ir siuvinėti. Štai toks ne visai baltas. Vat. Ir siūliukai. Siūlus skalbiau, kadangi tai yra amerikietiško rinkimo rinkinys, kaip minėjau, o siūlai ten būna, kad dažo, tai siūlus skalbiau. Vat. Štai tokie siūliukai. Viena planšetė, antra planšetė ir trečia planšetė. Daug siūliukų. Nes rinkinys nemažas, pilno siuvinėjimo. Štai. Siūlai buvo jau išrūšiuoti, sukabinti ant rūšiuoklio. Tai va. Atrodė, kad kai tik gausiu iškart, nepaisant visų savo pradėtų kiekio, imsiu ir pradėsiu. Tačiau vis dėlto nusprendžiau gerai jam pasiruošti. Tai išsiskalbti siūlus, pažiūrėti ar nedažo, sakykime, persirinkau schemą, kad turėčiau, vienu žodžiu. Nes internete perrinkimai, kuriuos radau, buvo su Dempsey siūlais. O aš norėjau, kad man būtų su Dimensions. Nemėgstu aš tų tokių perrinkimų, kur siūlo spalva netitinka. Jeigu yra galimybė turėti tokį, kur atitinka, tai aš visada pasirinksiu, kur atitinka. Tai štai. Ir manau, kad šiandien tempsiu ant rėmo. Ir pradėsiu. Ką dar planuoju veikti? Gali būti, kad visi dideli darbai nusibos. Tai yra keletas planų.
labai norėčiau pabaigti šitą Dimensions Graceful Butterfly rinkinį. Jame liko jau visai nedaug, čia jau pusė darbo išsiuvinėta. Ir ką nors iš mažiukų galbūt dar pajudinsiu. Tai arba šitą arkliuką, jeigu surasiu kur klaida, arba šitą žvaigždutę. Bus matyti. Tai va. Tai tiek. Aš einu siuvinėti, o su jumis susitiksim kitam gabaliuke. Sveikinuosi su jumis rugsėjo 4 dieną. Pirmą šio video gabaliuką filmavau rugsėjo 1. Bandau nufilmuoti šiek tiek kitokio formato video. Žiūrėsim, kaip man seksis toliau. Kol kas, kaip matot, vis randu laiko dar įsijungti. Tai dabar matot tai, ką žadėjau judinti per šitas dienas. Šiek tiek patrauksiu magnetukus, kad neužstotų vaizdą. Tai yra Dimensions rinkinys Graceful Butterfly. Kai rodžiau praėjusį kartą, buvo išsiuvinėtas visas drugelis ir pradėti siuvinėti šitie aukso spalvos lapeliai. Tai išsiuvinėjau likusius lapelius ir ornamentus. Va čia liko šiek tiek, visai nedaug. Manau, kad šiandieną pabaigsiu šitą gabaliuką. Ir liks šiek tiek čia aplink drugelį pasiuvinėti salotinės spalvos pusinukais viena gija ir padaryti backstitch'ą ir ant ūsų galų. Štai čia 2 Lazy Daisy dygsniukus. Lazy Daisy dygsniukų anksčiau dariusi nesu. Tai bus mano debiutas kažkuria prasme. Na, vat ir pasižiūrėsim, kaip man seksis. Šitame darbe šiuo metu yra 71% darbo, yra 19 spalvų, siuvinėjamas ant 18 kaunto Ivory Aidos. Iš viso yra 3875 kryžiukai. Per šitas dienas nuo rugsėjo 1 išsiuvinėjau 772 ir liko 1132 kryžiukai. Tai labai tikiuosi jau per kitą įsijungimą parodyti pabaigtą darbelį ir žiūrėsim, kaip man seksis. Kitas pajudintas nedidelis darbelis yra štai tokia Suzyri jedinoroga. Pabandysiu pakelti arčiau. Žvaigždutė, gyvenimo žvaigždutė vadinasi. Tai yra 4 žvaigždučių ciklas. Vieną turiu išsiuvinėjus, tik nesutvarkiusi užpakalinės dalies, kadangi čia yra akrilo paruoštukai, ant kur siuvinėjama, ir norėčiau pabandyti juos prisiūti veltinį prie nugarinės dalies. Tai vat žiūrėsim, kaip, ar vis dėlto panaudosiu klijus ir priklijuosiu, ar prisiūsiu. Dar nesugalvojau. Labiau norėčiau prisiūti. Tai va, tai šitą žvaigždutę pasiuvinėjau tik tai šiandien, kol gėriau kavinėje kavą. Išsiuvinėta joje šiandien yra 218 kryžiukų. Siuvinėjau štai šitų tamsiai mėlynų siūlų. Labai lengvas šiuo metu yra etapas, kadangi siuvinėjau, nelabai reikia net ir skaičiuoti, reikia tik pasižiūrėti, kur palikti tuščias vietas karoliukam, o daugiau reikia šitų siūlų užpildyti šitą visą erdvę. Tai praktiškai kontūrus aš jau turiu, reikia tik tai užpildyti. Šiuo metu yra 47,5% padaryta. Viso šitoj žvaigždutė yra 1323 kryžiukai ir liko 695, čia jau su viskuo, su backstitchu ir karoliukais. Joje naudojamos 8 spalvos, kol kas siuvinėjau tik tai 2 iš jų. Na ir tikėkimės vėlgi, kai kitą kartą ją parodysiu, tai jau bus pabaigtukas.
Dabar noriu parodyti didesnius savo pajudintus darbus. Tai pradėsiu nuo Dimensions Balloon Glow, kadangi šiandien yra atsiskaitimo diena su šitu darbu. Projekte Kryželis po kryželio mano buvo dar nepadaryta 1900 kryželių iki reikiamos normos. Rugpjūčio mėnesio norma buvo 2500 kryželių. Aš padariau iš viso virš 3000. Šitą mėnesį, nuo rugsėjo 1-osios, jame išsiuvinėjau 2804 kryžiukus, tai jeigu pusinukų bus dvigubai daugiau, tai virš 5000 pusinukų. Kaip ir kalbėjau, labai norėčiau dabar užsipildyti visą dangų pusinukais. Ir tada liks balionai, kai kurių labai netgi aiškiai matomos ribos. Štai čia balionas, šitas jau netgi ir pildosi, kadangi jis pagrindė siuvinėjamas pusiniais. Štai čia mažas balioniukas, va čia balionas ir va čia balionas bus. Tai manau, kai užsipildys dangus, liks tik tai kryžiukai ir bekas, tai čia viskas iš viso labai greitai turėtų pradėti judėti. Viso šitam darbe yra 46 750 kryžiukų ir liko 16 077. 48 spalvos, siuvinėjamas ant 18 kaunto Aivorio Aidos. Tai tiek apie šitą darbą. Na ir dabar mano rugsėjo 1 dienos startas, mano ilgai norėtas ir trokštas ir pagaliau įsigytas rinkinys Dimensions Dollhouse Tea Party. Siuvinėjamas jis yra ant 28 kaunto Mushroom spalvos Evo. Šiuo metu yra padaryta 1100 kryžiukų, kas yra beveik 4% darbo. Viso čia yra 27 869 kryžiukai ir liko jame padaryti 26 769 kryžiukai. Darbe yra 48 spalvos. Siuvinėjamas beveik visą kryžiukai siuvinėjami 3 gijom, pusiniai 3 ir 4 gijom. Tai kol kas siuvinėjau tik kryžiukais. Labai man gražu, kas čia gaunasi. Iš tikrųjų, kaip minėjau, labai norėjau šito rinkinio ir iš tikrųjų labai smagiai einasi. Na ir dabar pakalbėkime apie tai, ką aš planuoju daryti toliau. Toliau norėčiau pajudinti kitą mano kas mėnesį judinamą darbą, tai yra Mereškos rinkinys Seaside Hideaway. Jau ne kartą sakiau ir dar kartą pakartosiu, su šito darbu dalyvauju projekte Likvidacija. Per mėnesį turiu išsiuvinėti mažiausiai 1000 kryžiukų. Tai manau, kad tuo ir užsiimsiu. Manau, kad toliau pildysiu va šitą dalį, kur šiek tiek yra neužpildyta apačioje. Ir bandysim judėti toliau. Žiūrėsim, kaip seksis. Kitas darbas, kurį artimiausiu metu norėčiau pakrūtinti ir judinti link finišo, nes jame liko mažiau nei 2000 kryžiukų. Tai yra štai toks Riolio rinkinys Ripe Cherries. Šitam rinkinį keičiau audinį, buvo 14 kaunto baltos spalvos Aida, aš keičiau į 28 kaunto baltos spalvos Eva. Kaunto nemažinau, kadangi siuvinėjama pusvilnė 2 gijom ir paskui labai negražiai gula kryžiukai.
Tai šitą darbą šitą mėnesį tikrai norėčiau pabaigti, todėl bandysiu pajudinti bent kažkiek link finišo. Miniatiūros ką bandysiu pajudinti? Nu, tai tą pačią žvaigždutę, kurią jau jums rodžiau. Bandysim judinti link finišo. Ir galbūt, jeigu pasiseks, pabandysiu dar paimti, surasti klaidą, kurgi klaida šitam arkliuke, jeigu pavyks. Nes tol, kol dabar nerasiu klaidos, panašu, kad nejudės. Tai va, tai tokie dabar artimiausi mano planai. Na ir iki susitikimo kitam video gabaliuke. Sveikinuosi su jumis vėlyvą rugsėjo 10 vakarą. Noriu pasirodyti, ką pavyko nuveikti per paskutinės keletą dienų ir taip pat pasirodyti, kągi bandysiu nuveikti artimiausias keletą dienų. Tai dabar prieš save matot 2 mano paskutinių dienų pabaigtukus. Tai štai šitas yra Dimensions Graceful Butterfly. Apipavidalinamas jisai bus ant aksominio pagrindo, kaip pinkypas. Kada tai darysiu, dar nežinau. Kol kas keliaus į mano pabaigtukų dėžę. Pabandysiu pakelti arčiau. Filmuoju prie dirbtinio apšvietimo, kadangi yra vėlyvas vakaras, tai nežinau, kaip čia jums taip parodyti, kad viskas matytųsi. Labai gražus darbelis. Labai patiko siuvinėti šitą rinkinį. Buvo truputėlį sudėtingumų siuvinėjant metaliką. Nepasiėmiau nieko, ko parodyti. Tai štai va čia siuvinėjasi metalikų šitie ornamentai. Ir taip pat štai šitie visi lapeliai irgi siuvinėjasi metaliku. Taip pat daromas metalikų bekas. Pasigrožėjau, padariau ir dabar eis ilsėtis į mano pabaigtų darbų dėžę. Kitas pabaigtas mano darbas yra štai toks Riolis Ripe Cherry rinkinys. Siuvinėtas pusvilne. Pabandysiu priartinti, gal geriau matysis. Kai pasiemu, gana greitai siuvinėjasi. Šiaip labai smagus darbelis, toks labai vasariškas, labai spalvingas. Nuobodoka buvo siuvinėti štai šitą visą foną. Jau esu sakiusi, kad šitam rinkiny yra įdomus dalykas, kad kai kur siuvinėjama apatinis kryžiukas viena spalva, viršutinis kita spalva. Taip pat reikia žiūrėti gijų skaičių, nes kai kur siuvinėjama viena gija. Tai vat reikėtų tiesiog sekti, kad nepridaryti klaidų. Tai tiek buvo pabaigtukų. Dabar parodysiu, ką pavyko nuveikti dar. Iš didelių darbų pavyko išsiuvinėti šitam rinkinį Mereška Seaside Hideaway 1200 kryžiukų. Siuvinėjau štai šitoj vietoj, užpildžiau tarpus ir išsiuvinėjau šiek tiek medžio lapijos. Iš viso padariau 1204 kryžiukus, atsiskaitimui gana, o paskui žiūrėsim, kiek liks laiko jam, jeigu liks dar, gal paimsiu šį mėnesį. Ką dar pajudinau šitą mėnesį? Tai štai tokį arkliuką iš serijos Kalėdų dvasios. Tai yra paskutinis šitas arkliukas iš šitų švilpukų, meduoliukų, nežinau kaip pavadinti. Ir kaip matot, liko visai nedaug, tik užpildyti trūkstamas vietas kryžiukais ir padaryti backstage'ą. Ir dar vienas nedidelis darbas, kurį pajudinau.
Tai yra štai šita Suzirija jedinoroga Star of Life. Pradėjau daryti kaunčingą, bet nežinau, kaip toliau padaryti, kad būtų gražu. Tai pasitariau su savo drauge Asta, kuri jau užsiuvinėjusi šitą žvaigždutę. Ir truputėlį gabaliuką nuardysiu, ką esu padarius, ir pratęsiu toliau. Dabar apie planus, ką planuoju veikti toliau. Tai toliau planuoju imti ir vėl Dimensions Balloon Glow, nes jame iki šio mėnesio normos trūksta nei daug, nei mažai 3000 kryžiukų. Kadangi siuvinėsiu pusinukais, tai bus 6000 pusinukų. Ir jau manau, kad gana smarkiai turėčiau priartėti prie skaniausio šito rinkinio dalies – balionų siuvinėjimo. Laiko siuvinėti turėsiu nedaug, todėl manau, kad visų 3000 nepadarysiu. Bet jeigu pavyks pajudinti bent šiek tiek, jau bus neblogai. Taip pat baiginėsiu prieš tai 2 parodytus jums darbus. Tai Kalėdų dvasių arkliuką ir žvaigždutę. Štai šituos 2. Arkliuką dar imsiu ir šiandien. Ir manau, kad pradėsiu vieną naują rudeninį darbą. Parodysiu planšetėje, kadangi preview neturiu. Štai tokį rudeninį biskornių. Tai tokie mano planai artimiausiam keliom dienom. Ir iki kito susitikimo. Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis. Šiandien yra rugsėjo 17 diena ir noriu atsiskaityti, kągi pavyko nuveikti per šitas keletą dienų. Tai pirmiausia, matot vienintelį pabaigtuką nedidelį, tai yra Kalėdų dvasių rinkinio arkliukas. Tai yra paskutinis medinukas šitoj serijoje. Mėnesio rezultatuose pabandysiu parodyti juos visus ir norėčiau jau parodyti apipavidalintus. Tai ką nuveikiau, pabaigiau kryžiukus, padariau backstitchą ir French notus, bet neapipavidalinau dar. Daugiau iš to, ką žadėjau pasiuvinėti, tai pasiuvinėjau biskornių fizalis arba dumplūnė lietuviškai. Pradėjau nuo nulio, buvo tuščia medžiaga, išsiuvinėjau 1235 kryžiukus, čia yra 2 vakarų darbas. Dumplūnės gaunasi gražiai, spalvų perėjimai man tinka ir patinka, šiek tiek klausimėlių kyla dėl lapelių, nes labai staigus siūlų, net negaliu pasakyti perėjimai, pasikeitimai, bet nieko nekeisiu, nes nesu dizainerė. Ir labai tikiuosi, kad kai išsisiuvinės backstitchas, tai padėtis šiek tiek pagerės. Tai tiek apie šitą darbelį. Apie tai, ką žadėjau dar pasiuvinėti. Dimensions Balloon Glow nepajudinau visai. Suzirija jedinorogas žvaigždutės taip pat. Tačiau pavyko pajudinti štai šitą telefoną. Tai yra ant drobinio maišelio siuvinėjimas jau 3 telefonas. Tai pasiuvinėjau štai čia šitais tamsiai ir šviesiai pilkais atspalviais. Šitoj srity išsiuvinėjau 453 kryžiukus ir tai yra vienos dienos darbas. Tai tęsiu toliau. Nežinau, ar šitą mėnesį ar kitą, bus matyt.
Na ir dar vienas darbas, kuris iškrito Kryžiukų namuose projekte Burtai, tai yra štai šita balerina. Čia yra Andželikos Ciganovos schema. Norma yra 1500 kryželių, siuvinėjau štai šitoj pusiai foną ir štai čia foną šitų DMC 3865 siūlų. Šiuo momentu yra išsiuvinėta 1202 kryžiukai, šiandien dar jį siuvinėsiu, tai manau, kad pavyks padaryti visą normą iki atsiskaitimo, kadangi vėl artimiausias kelias dienas nelabai turėsiu laiko pasiuvinėti, tai būtų gerai tą padaryti šiandien. Tai tiek darbų, ką spėjau pajudinti nuo rugsėjo 1 dienos iki dabar. Dabar jau baiginėsiu šitą video per 17 dienų. Iš viso esu išsiuvinėjus 12 613 kryželių. Manyčiau, visai neblogai. Tai tiek apie šitų truputį daugiau negu 2 savaičių rezultatus. Linkiu jums lygių kryželių, kad nepabėgtų jūsų siuvinėjimo mūza. Siūlau prenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte naujų mano video. Ir iki kitų susitikimų.